Palaikymo komanda prieš išeinant į X Faktoriaus sceną, ko gero, pats svarbiausias dalykas. Natūralu jaudintis prieš pasirodymą. Galima bandyti užsimti kitais darbais, kalbėtis apie bet ką, kad tik nustotum galvoti apie netrukus laukiantį išbandymą. Aš esu Agnė, man 24 metai, esu iš Vilniaus, nors gimus ir augus Klaipėdai. Klaipėdietė sostinėje, žinoma, atsidūrė dėl meilės. 3 metus aš buvau, mano pagrindinis uždavinys buvo būti mama. Puiku, tai yra pats geriausias pasiruošimas. Taip. Nes turite su kuo repetuoti. Tas objektas visiškai neprieštarauja, kad ir kaip jūs tai dažnai darytumėt. Na taip, Agnė kažkada dainavo vienoje merginų grupėje. Nesvarbu, kad ne pagrindinėje sudėtyje. O dabar štai atėjo metas pakilti į sceną vienai. Pagaliau pasiryžau eiti X Faktorių, nes supratau, kad jeigu nenueisiu, tai nerasiu ramybės. Dabar arba niekada. Taip. Puiku, štai tavo kelios minutės ir tu jas išnaudok taip, kad nebūtų gaila. O mes būsim čia. Mikrofonas. Viską tau duos. Ir mikrofoną, ir pinigų, ir maisto, ir visko. Tiesiai. Tiesiai, tiesiai, tiesiai. Tiesiai. Aš tai palydėsiu. Štai. Kažkaip mikrofoną. Nu teisingai, profesionalus požiūris. O kaip be mikrofono eiti, ne? Sveiki. Labas. Kuo esi vardu? Agnė, Agnė, kiek tau metų? 24. Ar turi kažkokios tai muzikinės patirties? Teko dainuoti. Kur? Kaip dainų dainelė. Šitai. O pop žanre? Ir pop grupėje teko dainuoti. Kokioj grupėje? BM. Boliem? Iššifravus, ką tai reiškia? Iššifravus reiškia blogos mergaitės. Ir tu blogiukė? Tikiuosi, kad ne. Klausyk, norėjau paklausti, o perėjai į finalą dainų dainelį, ar ne? Taip. O aš ne. Geras. Gerai, ką man padainuosi? Padainuosiu Johną Lennoną Imagine. Labai gerai. Ir tada, manau, kad nėra ką daugiau kalbėti, belieka tik klausytis. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one.
tu esi pasiėmusi variantą Eva Cassidy, kuri iš tikrųjų šitą dainą atlieka labai labai tvarkingai ir yra pakeitusi in a good way. Ar tu, norėdama parodyti balso galimybės, tiesiog persistengiai smarkiai. Vienintelė vieta, kuri man iš tikrųjų galbūt patiko, tai buvo tas paskutinis lūžis pačiam gale. Bet tą visą kitą dainą, tu čia tiek davėsi, kad net nebuvo galima į tave žiūrėti. Nes pirmyn atgal ir atrodo, kad tu viską rodai, kad įsivaizduokit čia, kad nebūtų karo ir ten, nesąmonės, tai visiškai nereikia. Tokia daina ir nereikia tos parodijos, ne, tam tikrą prasme. Tai perspaustos emocijos niekada nebuvo gražu. Ir tokia betvarkė. O kaip ją sutvarkyt, aš neįsivaizduoju. Dirbti reikia daug labai. Nu taip, kaip kitaip. Tiesiog persistengiai. Reikia dirbti su jumis. Verdiktas? Turi 2 gerus dalykus, dainuoja ir turi gerą išvaizdą, tai aš tau duodu pliusą. Taip. Aš tau sakau taip pat taip. Čianais negrožio konkursas, todėl aš negaliu pasakyti taip, todėl tau sakau ne. Turi 2 taip, 1 ne. Imagine, kad aš tau taip pat duodu taip. Žiauriai gerai, ką tik buvo. Tu galbūt geriausią dainą šiandien parašai. Tu keliauji į kitą etapą, sėkmės. Ačiū. Ir mes jau... Buvo baisu, ne? Buvo labai baisu. Kai žmogus skęsta ir paskutinė akimirka, kai galvoja, kad jau paskęsta, tai paima už plaukų ir ištraukia. Štai toks atvejis. Susijaudinus, man tikrai svarbu buvo, ką pasakys. Labai geras spyri užpakalį dabar. Taip, atsigauk ir mes susitiksim kitame etape. Turbūt įtampa išsiveržė ir džiaugsmo ašaros, kad praėjau kitą etapą. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Factoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.